Trečia diena ant balno mūsų kelionėje laukinio Atlanto pakrantėmis. Vos tik įsukom iš kempingo, vienas zuikis nusprendė, kad šiandien su Harliais lenktyniaus. Bandė, bet jo trasos ilgis deja neviršijo jo ambicijų. Per naktį oras apsivertė aukštyn kojom. Vakar kepinom beveik 28, šį rytą vos 18, o naktį panašu buvo dar mažiau. Bet gal net ir gerai. Kai saulė nuo ryto spirgina į makaulę, kažkaip labiau norisi nusiauti batus ir voliotis paplūdimy, nei važinėtis po lankytinas vietas. O toks oras kelionėje motociklu pats tas. Ne per karšta, ne per šalta. Specialiai atsikėlėm anksčiau. Norėjosi pralenkti tą turistų tsunami, kol jie dar mieguisti krapšto akis prie švediško stalo ir skundžiasi, kad kava per silpna. Mums jų problemos šiandien neįdomios. Pirmas šiandienos taškas – Loophead. Internete apie jį kalba gerokai mažiau nei apie Cliffs of Moher, bet nuotraukas, kurias mačiau, po velnių, jos tikrai užkabina. Tokie skardžiai, toks vanduo. Norisi nuvažiuoti ir savo akimis pamatyti, ar ten realybėje tikrai taip, ar čia dar vienas Instagram burbulas. Riedam link jo ir labai tikiuosi, kad ten nebus tas pats turistų cirkas. Čia jau visai kitas vaibas. Prieini prie krašto, pažiūri žemyn ir kažkaip iškart supranti, koks mažas iš tikrųjų esi. Tas aukštis, per kūną net čirpuliukas pereina. Keistas jausmas. Stovi ant skardžio, o paukščiai skraido ne virš tavęs, jie skraido kažkur apačioj. Ir tada tik pradedi suvokti, kiek metrų po kojom.
Tokiam akimirkam nereikia nei muzikos, nei kažkokių didelių kalbų. Tiesiog pastovi, paklausai, kaip Atlantas daužosi į uolas ir leidi vaizdui padaryti savo darbą. Bet diena dar tik įsibėgėja. Šitam pusiasaly dar liko kelios vietos, kurias norėjom pamatyti. Bridges of Ross, Kilkey Cliffs. Visos jos praktiškai viena šalia kitos. Tai nusprendėm tiesiog neskubėti ir pravažiuoti visą pakrantę. Kai kelias eina palei tokį vaizdą, nebūtų jokios prasmės lėkti. Važiuojant šitų kelių galva kažkaip išsivalo. Dingsta visi reikės, vėliau, dar ne dabar. Lieka tik kelias ir tas vidinis balsas, kuris sako, daryk dabar. Nes tas vėliau dažniausiai reiškia niekada. Jis visada atrodo saugus, bet tyliai pavagia viską, ką galėjai pradėti šiandien. Kiek dalykų mes atidedam, nes dar nesame pasiruošę. Dar trūksta laiko, pinigų, drąsos. Bet tiesa paprasta, pasiruošęs niekada nebūsi. Ir jei pats nepradėsi judėti, niekas kitas už tave to nepadarys. Todėl čia, kelyje, viskas susiveda į vieną. Mažiau galvoti, daugiau daryti. Nes geriau netobulai šiandien, nei idealiai niekada. Ir dar viena tiesa, kurią kelias įkala tiesiai per šalmą. Ne viskas gyvenime turi būti sudėtinga. Mes patys prisikuriam savo kliūčių daugiau, nei jų realiai yra. Barjerai galvoj, stop ženklai, visokie dar palauksiu, o paskui stebiesi, kodėl niekur nejudi. O realiai viskas daug paprasčiau. Užvedei, važiuoji.
Ir šiandien mes būtent taip ir darom. Judam link kelto. Ne šiaip sau. Tam, kad praskipint Limeriką. Nes jei atvirai, miestai motociklu nėra mūsų stichija. Per daug stabdymo, per daug šviesoforų, per mažai kelių. Mieste tu nevažiuoji, tu lauki. O laukimas ant moto greitai pradeda erzinti. Kaimo keliai visai kita istorija. Ten motikas gyvas. Ten posūkiai dirba, asfaltas kvėpuoja ir tu judi, o nestovi. Su keltu gaunasi apie 20 minučių perplaukimo ir mes praskipinam beveik 2 valandas Limeriko malimo. 20 minučių ant vandens vietoj 2 valandų šviesoforų. Net skaičiuoti nereikia. Tai va dar viena kelio taisyklė. Greičiausias kelias ne visada tiesiausias. Kartais jis eina per vandenį. Ir atvirai, motociklas ant kelto turi savo magiją. Trumpam sustoji, pasižiūri į horizontą ir tada vėl pirmyn. Nes galiausiai viskas paprasta. Navigacija gali sakyti, ką nori. Bet tu vis tiek renkiesi kelią, kuris labiau gyvas nei patogus. Mocikas apačiai pririštas kaip priklauso. Ramiai stovi tarp visų kitų transportų, nors realiai niekas jie čia nepririša. Mes sukam į viršų į denį, kur visi žioplinėja tą patį vaizdą, bangas. Nieko ypatingo, bet kažkodėl visi vis tiek stovi ir žiūri. Vieni su kava, kiti su telefonais, mes tiesiog su vėju. Ir viskas čia labai paprasta. Trumpa pauzė tarp vieno kelio ir kito. Keistas dalykas, brolyčiai. Po 10 valandų ant motiko esi pavargęs, bet laimingas. O būna dienų, kai visą dieną prasivolioja ant sofkės. Ir vakare irgi pavargęs, tik visai kitaip. Toks nuovargis be kilometrų, be istorijų, be prisiminimų. Tai va jums dar viena tiesa iš balnelio. Ne visas nuovargis yra blogas. Yra nuovargis, kuris tave išsunkia, ir yra toks, po kurio vakare šypsaisi. Dar vienas dalykas, kurio kelias išmoko. Kaip velniškai mažai iš tikrųjų reikia, kad diena būtų gera. Karšta arbata, motikas šalia tyliai tik siaušdamas ir žmogus, su kuriuo nereikia užpildyti tylos. Va ir visas laimės komplektas. O namie kartais atrodo, kad laimei reikia vis naujų šmutkių, dar vieno pirkinio, dar kažko. Bet kuo daugiau važiuoju, tuo labiau suprantu, kad geriausi dalykai dažniausiai nieko nekainuoja. Na, bet mes ilgai neužsisėdim. Laikas mest koją per balnelį ir judėti kempingą. Ir jeigu atvirai, mintis jau sukasi ne tik apie kelią. Motiko krepšį nuo pat ryto važiuoja kepsniai, o pilvas jau groja garsiau už išmetimą. Dar gabaliukas kelio, pasistatom palapinę, užkuriam primusą ir diena bus užskaityta. Nes kartais didžiausia prabanga yra ne 5 žvaigždučių viešbutis. Kartais didžiausia prabanga – 1 žvaigždučių dangus virš palapinės.
Are the two of you on tents? Oh yeah, Yeah, €35. that's good. Okay. Yeah. So, do you want to stay? Yeah. Yeah. I'll let you. Are you driving or is she driving? No, she's not driving. Driving? Okay, I'll let you in first and you can park here. Okay. Okay, I'll tell you what. Atrodo, dar viena diena užskaityta, kepsniai suvalgyti, nuotykas pailsėję, mes ir jį. Rytoj laukia nauja diena ir dar daugiau Airijos. Tai jeigu šitas video bent kažkiek užkabino, žinot tą visą YouTube magiją. Kalkit like, prenumeruokit kanalą, brūkštelkit komentarą ir susimatom kitoj daly arba kažkur pakeliai.